Labas vakaras. Lietuvos krepšinio lygoje jau rytoj prasideda atkrintamosios varžybos. Pirmosios ketvirtfinalių seriją iki 2 pergalių pradės turnyro lentelės kaimynės. 4. ir 5. vietas užėmusios Šiaulių ir Lietkabelio komandos bei reguliariojo sezono nugalėtojas Kauno Žalgiris ir 8. buvusi Jonavos komanda. Reguliariame sezone šiauliečiai Lietkabelio krepšininkus įveikė visus 4 kartus. Tačiau krepšinio analitikas Augustas Šuliauskas mano, kad atkrintamosiose varžybose daug patirties turintis Panevėžio klubas parodys kitą veidą ir prireiks visų 3 ketvirtfinalio rungtynių. Lietkabelis, pavyzdžiui, prieš Šiaulius tritaškius kol kas meta tik 22% tikslumu, kas yra baisūs skaičiai ir aš nemanau, kad Lietkabelis mes juos taip prastai šitoj serijoje. Žinom, kad panevėžiečiai tikrai turėjo daug traumų, kiek suprantu, nebus pilnai jų sudėtis ir šitoj serijai. Bet vis tiek, manau, kad jie turi ginklų, jų pagrindiniai lyderiai, Džamelas Morisas, Kristianas Kulamaja, irgi nedemonstravo gero žaidimo prieš Šiaulius, aš nemanau, kad jie atrodys taip prastai. Tačiau didžiausios intrigos krepšinio komentatorius laukia vakarų Lietuvoje, kur ketvirtadienį kovas pradės Neptūno ir Gargždų komandos. Ten turėtų būti įspūdinga serija. Neptūnas nedemonstruoja gero žaidimo paskutiniu metu, Gargždai tuo tarpu atrodo tikrai kaip tik savo pasitikėjimo pike. Teko stebėti, teko komentuoti ne vienas jų rungtynes per pastaruosius 2 savaitgalius. Tai žaidžia įspūdingai ir talento tikrai turi nemažai, plus pas juos Gargždų salėje ten yra tikrai sudėtinga laimėti. Matėme, kad ir daug komandų lygos ten jau šiais metais pralaimėjo. Anot Šuliausko, ketvirtfinalių serija šį sezoną gali būti pati įdomiausia, nes favoritai šiais metais labai aiškus. Žalgiris ir Rytas, manau, kad tikrai šiame sezone yra geresni negu kitos komandos ir galbūt tuo ir skiriasi šiųmetinės pirmenybės, kad yra 1 vieta aiški, 2 vieta aiški ir toliau visos kitos komandos, bet tarp jų yra tokie maži tarpai, dėl to galvoju, kad būtent ketvirtfinalio etapas gali net būti gal ir pats įdomiausias iš šitų visų atkrintamųjų serijų.